Visais laikais lietuviai mylėjo laisvę, vertybę, kurią nuolat reikėjo ginti, kad išliktume. XIX amžiaus patriotinės idėjos apie žmogaus šaknų, gimtinės, tėvų žemės svarbą plačiai paplito ir nuvilnijo net 2 sukilimais. Abu jie buvo numalšinti. Akmenėje yra Trauko kapeliai. Sukilimo dalyvių amžinojo poilsio vieta. Sukilėliai buvo nugalėti, bet nepamiršti. Anot žmonių pasakojimų, sugautus sukilėlius teisdavo Dabikinės dvare. Paskui padabikiniais atvarė iki Kuotiškių, dar kitaip Kuto kalno, mušdavo. Paskui perbridus per Dabikinę ties Kryžiauną varydavo ant Būgno kalno. Ten mušdavo būgnus, kol suimtuosius nuvarydavo į Akmenės 3 kaime buvusi Kartuvių kalną ir pakardavo. Kelias dienas kūnų neleisdavo palaidoti, kad kiti bijotų ir sukilimą neitų, bet žmonės slapčia pakaroklius nukeldavo ir per upę pervilkę palaidodavo kairiajame upės krante tam tikslui įrengtose kapinaitėse. Tai todėl jas ir pradėjo vadinti Trauko kapeliais. Trauko kapeliuose Aleksandras ir Vincas Kiudulai, Ona Pečiauskienė pastatė pirmuosius 3 kryžius, kurie nunyko. Trauko kapeliai karito moterų rūpesčių atnaujinti 1989 metais. 2013 m. vasarą sukilėlių atminimo vietoje Akmenės parapijiečių lėšomis pastatyti 3 Pauliaus Ratkevičiaus sukurti kryžiai. Amžina ramybė nugalėtiems, bet nepamirštiems. Juk tai praeities stiprybė dabarčiai. O kas šiandien gintų Lietuvą?